Po praėjusį savaitgalį vykusio Valoranto turnyro pas mane jeigu tu ieškai išskirtinės ir svarbiausia kokybiškos klaviatūros, ar tiesiog nori pasikeisti savo klaviatūrų mygtukų dizainą, nori rinktis iš begalės skirtingų kilimėlių, bėk į klaviatūros.shop ir išsirenki tinkamiausią variantą. Supratau, kad Valorant yra ganėtinai populiarus žaidimas tarp merginų ir pasidomėjęs įsiaiškinau, kad šį žaidimą žaidžia net 35–40% merginų žaidėjų. Jūs įsivaizduojat, competitive shooterį žaidimą tokį kaip CS2 žaidžia toks didžiulis procentas merginų, kas yra labai įspūdinga. Tai darau išvadą, kad būsimos naujai susikūrusios poros eis kompiuterių pirkti ne po vieną, o po du. Tai kokio kompiuterio gali reikėti Valorantai žaidžiančiai merginai? Na, visi pažinodami moteris ar merginas, žinome, kad kai jos renkasi daiktus, pavyzdžiui automobilį, pirmiausia joms yra aktualu automobilio išvaizda, o tik vėliau specifikacijos. Tai turėdami šitą mes informaciją galime daryti išvadą, kad mes galim padaryti kažkokį tais išskirtinį kompiuterį, kuris nekainuotų daug. Tai pirmiausia pradėkime nuo kompiuterio spalvos, kuris bus ružavos spalvos ir su juo galėsi žaisti Valorantą ant aukščiausio nustatymo, turėdamas 200–300 kadrų per sekundę. Kurio kaina nesiekia net 600 eurų. Daugeliu gali kilti klausimas, kaip žentelį tu taip atrodantį kompiuterį, kurio čia dar yra ekranėlis yra, papasakosiu apie jį vėliau, gali sutilpti į 600 eurų. Tai pirmiausia, 600 eurų yra ta kaina, jeigu tu rinksies ir ieškosi komponentų pats, pas mane, kaip visada sakau, bus brangiau, bet mes kalbam ne apie tai. Tai kaip galima pasiūlyti kompiuterį už, tarkim, net renkantis pačiam už 600 eurų, tokios išvaizdos, kuris vilktų ne tik Valorantą, nes iš principo visi žino, kad Valorantas nėra reiklus žaidimas, tačiau žaidimai kiti yra. Tai kaip galima 600 eurų sutilpti su tokiam specifikacijom? Čia ir atsiranda protingas taupimas. Nu negaliu aš visko pasiūlyti naujo ir gražaus, tilpti į tą tobulą trikampį, rinktis turiu du dalykus. Tai čia mes taupome ant vaizdo plokštės, kur yra GTX 1060. Ir kažkas gali pagalvoti, žentelį, GTX 1060 yra sena vaizdo plokštė. Kaip tu tokią vaizdo plokštę gali siūlyti? Taip, jinai sena, bet kai pasižiūri į šiuo metu esančiose internetinėse parduotuvėse kompiuterių pasiūlymus, kurie su entry level kompiuteriais prasideda nuo GT 1030 ir GTX 1650 GB, kurios yra juntamai silpnesnės už GTX 1060, tai senas variantas pasidaro nebe toks blogas, kai lygini ją su kitomis vaizdo plokštėmis. Vienintelis dalykas, kurio nelabai norėčiau rekomenduoti, perkant nenaują vaizdo plokštę, kad, kaip visada sakau, jūs rizikuojate įrenginio garantiją. Jeigu pardavėjas jums ją pasiūlo labai mažą, greičiausiai pardavėjas nežino pats, ką parduoda ir jūsų sutaupy keli eurai gali virsti į blogai išleistą investiciją, kai daiktas nustojo veikti vos po kelių dienų. Tai aš vis tiek visada labiau norėčiau rekomenduoti naujus daiktus, bet šiai dienai mes kalbėsime apie vartotoją, kuris nebūtinai nori ružavo kompiuterio, ar ne? Kuris nori žaisti visus žaidimus ne ant aukščiausių grafikų, neišleidęs labai daug pinigų. O tokia vaizdo plokštė internete kainuoja iš antrų rankų maždaug nuo 80 eurų. Tai šio kompiuterio sistema yra pilnai nauja apart vieno komponento. Iš principo tai yra AMD AM4 platformos Ryzen 5 5.0 procesorius. Su juo šita vaizdo plokštė bus pilnai išnaudojama. Vėliau galėsi dėti vaizdo plokštę geresnę. O maitinimo blokas ir pagrindinė plokštė tau leis vėliau įsidėti dar galingesnius ir geresnius komponentus, kurie dabar tau leis turėti gerai atrodantį kompiuterį, neišleidus daug pinigų ir vėliau neišleidus daug pinigų jį pakankamai juntamai pasitobulinti. Tai šiame kompiuteryje, kaip ir minėjau, jo išvaizda sudaro daugiausiai komponentų, kurie ir lemia kainą. Tai yra korpuso ventiliatoriai, kurie reguliuojasi nuo distancinio pultelio, dalinai ružavi laidai, balti komponentai ir svarbiausia 3,5 colio ekranas, į kurį gali, pavyzdžiui, įsidėti savo norimą ekraną, tiksliau vaizdą ir matyti tiek kompiuterio apkrovas, tiek kompiuterio temperatūras, kas yra labai patogu, jeigu tu nori sekti savo kompiuterio našumą. Tai dabar žinome, kaip atrodo kompiuteris, kas sudaro jo kainą ir varam pasižiūrėti, ką mes galim išspausti iš būtent šitos nenaujos, bet mano nuomonė vis dar neprastos GTX 1060 vaizdo plokštės.
Beje, turėkite omeny, kad konkrečiai kalbu apie 6 GB VRAMO versiją, nes 3 GB, kad ir kaip bebūtų, modernesnės žaidimuose jau tikrai neužteks, nebent žaidi Minecraftą, RuneScape'ą, LoL'ą, kas dar, kokie dar Kornelio yra paprasti žaidimai. San Andreasas, Underground'as, Stronghold'as, Crusader'is ir taip toliau. Tai važiuom pažiūrėti, kaip sekasi su žaidimais. Taigi Valorant'e ant aukščiausių nustatymų mes turim, kiek čia palar tikrai aukščiausi nustatymai? Taip, aukščiausi nustatymai ir mes turime 280 kadrų per sekundę plus minus, tai yra labai netoli 300 kadrų, kas tau leidžia kaip vartotojui įsigyti ir 240 Hz ekraną ir su tokia kaip 80 eurų vertės vaizdo plokštę turėti pakankamą FPS kiekį, kad tu būtum pilnai patenkintas. Aišku, aš čia atėjau nelaimėti, o parodyti kiek FPS, tai turbūt nedaug žodžiaujam ir einam pasižiūrėti, kaip atrodo naujasis CES'as. O naujasis CES'as po išleidimo tikrai paguldė ne vieną kompiuterį, su kuriuo buvo anksčiau galima žaisti CSGO, tai jisai tapo kur kas reiklesnis vaizdo plokščiai. Tai iš pažiūros ši sena vaizdo plokštė turėtų duoti nedaug kadrų per sekundę, bet su Ryzen 5 procesorium mes turim apie 100 kadrų per sekundę, bet vėlgi, būkim realistai publika, kiek iš jūsų žaidžia CES'ą competitive ant aukščiausių nustatymų. Tai vat mes ir pasižiūrėsim šiuo metu, viskas čia yra ant high, vienas matau tik tais medium ambient occlusionas. Tai kas būtų, jeigu mes, pavyzdžiui, pasimsim ir nusimažinsim viską ant medium. Žaisim realiom sąlygom, kuriuom ir žaidžia kiekvienas CSGO žaidėjas. Ir iš karto mes matom plus 50 FPS padidėjimą nuo 100, 120 iki 160, 180, net va čia 200 yra, kas tau leidžia komfortabiliai žaisti tą žaidimą. Taip, jeigu tu esi dželas ir tau reikia 600-700 kadrų per sekundę, aš pilnai suprantu, kad tau tokio našumo neužteks, bet mes turim įvertinti, kad šito kompiuterio kaina, taip atrodančia, nesiekia 600 eurų, jeigu tu jį pats rinksis. CES'as Valorant'as iš tikrųjų nėra tokia reiklus. O kaip kompas susitvarkys su Warzone'u? Tokiuose žaidimuose vaizdo plokščiai ir parodo savo visą tą našumą. Aišku, mes vėlgi turime įvertinti, kad tai yra neoptimizuotas žaidimas, kaip ir sakau, bet daugeliu yra nesvarbu, kad jis neoptimizuotas. Jūs norite matyti, koks yra realus vaizdo plokštės našumas ir nusiūs šią vaizdo plokštę ant nustatymų, kurie yra plus minus high, low. Žaidimas automatiškai viską optimizavo. Kiek mes šito FPS galim tikėtis? Apie 70. Vietomis jis tikrai kris ir mažiau, gali būti ir 60, gali būti ir 50, bet tai nebus labai blogai, turint omenyje, kad, na, aš juk nerinkau šito kompiuterio, pavyzdžiui, Warzone žaidėjai. Aš tiesiog noriu parodyti, kad, na, kažkam tai gali pasirodyti nedaug, bet jeigu, pavyzdžiui, pas tavai yra GTX 750 Ti ir pas tavai yra 100 eurų kišeniai, tu 1060 greičiausiai imsi ir nesuksi savo galvos. Nu, dar turbūt reikia pasižiūrėti, kaip viskas veikia ant PUBG, nes greitų metų turnyras jo bus. Tai vat noriu pamatyti, ką 1060 gali spausti ant PUBG. Daugelis išsigąsta ant PUBG, kai tu leidėsi, kad tau krenta FPS-ai, bet nu koks skirtumas. Tai natūralu, kad procesorius turi iškrauti visus duomenis. Dabar čia yra, man atrodo, irgi competitive nustatymai. Aš asmeniškai bent jau žaidžiu viskas ant ultra, apart koležas ir tekstūros, dėl to, kad vizualiai aš labai kažkas man nepasikeičia, bet šiek tiek pagerėja galimybės pamatyti kitą žaidėją. Nu ir turim vėlgi Warzone skaičius apie 60 kadrų per sekundę, kas nėra labai blogai. Aš net manau, čia iš vis nėra, kad čia būtų blogai. Tiesiog tas, kas nori turėti plus 100 FPS, greičiausiai nusvils. Tas, kas iš vis šito žaidimo negalėjo žaisti, labai džiaugsis. Tuo labiau, čia viskas yra ant ultros, bet jeigu mes nusimažinam viską ant mediumo, ir mes, kiek čia turim, 80 kadrų per sekundę, pažiūrim, ar išspausim 9. Nu, na aišku, kai pažiūri viršų 9 turi. Tai vat ant medium nustatymų mes turim ne mažiau negu 80 kadrų per sekundę mieste, ką aš galiu drąsiai sakyti, kad 2017 metų gamybos, net tuo metu, kai jinai buvo išleista, nenauja vaizdo plokštė, su žaidimai susitvarko tikrai neblogai. Ir daugelis iš jūsų atėję į šitą video galvoja, kad turbūt aš įrodysiu, kad su šita vaizdo plokštė žaisti negalima nieko, bet kaip matot, jinai kur kas geriau veikia negu naujos GTX 1650 už mažesnę kainą. Tai jeigu rinksitės atsargiai, iš kur ją pirkti, būsit laimėtojai. Tai kadangi žaidimą įrašinėjame jį žaidžiant, kai filmavom, kad jūs matytumėt geriau, tai krenta FPS. Dėl to, nes kompiuteris yra daugiau apkraunamas, mes sąlyginai galim imituoti streaminimą. Tai matom, kaip apkrovų metu krenta FPS. Tai pavyzdžiui, PUBG nukrito net apie 15-16 FPS, kas atrodo nėra daug, bet procentais čia yra apie 20.
Call of Duty, matau, prieš tai buvo iš vis 116 FPS, dabar mes turėjome apie 60, tai gali būti, kad testas buvo atliktas netinkamai, tikrai netikiu, kad tokie turėjo būti skaičiai, bet iš principo su šito kompu tu galėtum drąsiai, arba tokių specifikacijų kompiuterių tu galėtum drąsiai streaminti nelabai reiklius žaidimus. Jeigu mes jau atsiriam į visų žaidimą ir streaminimą, natūralu, kad tokio našumo kompiuterio tau neužteks, bet čia ir ateina galimybė su šią pagrindinę plokštę jį tobulintis, įdedant galingesnį procesorių, galingesnį vaizdo plokštę, daugiau ramų ir tu vėliau sėkmingai gali žaisti net ir 1440p rezoliucijomis streaminant. Nelabai ką čia daugiau ir papasakosiu. Šitas kompas buvo skirtas merginai arba vaikinui, tiesą pasakius, ružavų korpusu, jeigu taip rimtai, daugiau iš mūsų yra nupirkę bernai negu merginos. Bet grįžtant prie to, šitas kompiuteris yra skirtas tam, kas nenori išleisti daug pinigų, nori žaisti tokius nereiklius žaidimus kaip Valorantas ir turėti gerai atrodantį kompą. Tai jeigu patiko šitas video ir jauti, kad jis tau davė kažkokios naudos, būtinai uždėk subscribe ant šito kanalo ir pasidaryk tą, kaip ten tą skambaliuką, kad girdėtum, kaip mes išeinam video dėl labai paprastos priežasties. Aš pakartosiu. Jeigu tau patinka šitas turinys ir nori, kad jo kokybė augtų, man reikia komandos, nes žentelis jau nebespėja. O komandai reikia mokėti atlyginimą. O atlyginimą man potencialiai gali sumokėti mano partneriai, kuriem reikia peržiūrų ir subscriberių skaičiaus. Tai tu paspaudė subscribe, gali tiesiogiai prisidėti prie mano kaip kanalo ir išmokėti kažkam atlyginimus. Čia labai nedaug prašau. Tai visiems kaip visada ačiū už dėmesį ir laukit sekančio video.